Tas tavo rats nevykėlis ištrūko stipins. Ate salos, savaitę laiką salose, ten buvom visur. Žemė nelabai nori mūsų, minam tiesiai prieš vėją. Batmaną, lėktuvs. Pradedam 16 rytą. Vėjas pradėjo kilti, jau nežinau, nuo kelių 8 valandas. Sekmadienį. O, tokį vaizdą atsikeliam. Visą naktį mėgojau ant taščių, nes taip pasistatėm kažkaip kreivai. Slydau. Oi, koks vėjas nepalankus. Šiandien sakė, minsim prieš vėją. Nu, mūsų tobulas vaizdelis, reiks nueit prie to kalno arčiau. Matas vėl kateris atplaukė. Jachtų čia kažkoks kelias, visą naktį zirzėjus. Kava jau užvirė. Ne kava, o vanduo. Einu kavą gert prie tų akmenų. Jis visas net trup. Šitie gal nukristų manęs. Nuo viršaus dar geriau atrodo. Bet čia toks tasai apleists. Prie jo privažiavimo nėra. Bet žemėlapiuose visur rodo jį. Kiek bulvių priplaukė į tą pusę. Jos mėgstas tokias įlankas. Nu ką, pradėsim su tokiais vaizdais 16 kelionės dieną. Šiandien jau viskas, paliksim salas. Salose iš tikrųjų, kaip jau šiandien ryte ir kalbam, mes jau nebeatsimenam, kokioj vietoj nakvojam. Kaip sakant, atostogų yra jau normaliai piribors. Nu, atsipalaidavę esam belė kaip. Tai šiaip tai salos palika tikrai neblogą įspūdį, bet nu, humą savotišką grožę su sava irgi tais. Bet va tas, va, nu, biški gal kad noris to tokiam. Mes esam vis tiek pripratę prie to smėlėtą paplūdimio, o čia yra akmuo. Bet iš dalies ir tas akmuo yra kažkas keista, kai tu sėdi prie jūros ir ten ant akmenų kažkokių, ta pati jūra, aišku, bet tikrai įspūdingai ir objektai, ir švyturiai, ir tie kadagių miškai. Nu, verta vieną kartą gyvenime aplankyti šitą kraštą ir patirti nuotykius jame. Tai šiandien jau kelsimės tikrai su keltu į žemę ir mum iki namų lieka apie 300,5–400. Kaip mes minsim, nežinau, bet dar turim visą savaitę atostogų. Tai viską suspėsim, viską padarysim kaip reikia. Grįšim namo savo ratais. Tikėkimės, viskas bus gerai. Jeigu jau tiek dienų buvo gerai, tai kuo dabar bus blogai. Tai va, einu gert kavą dabar prie savo namelio gražaus. O namelis tarp kadagių. Darysim pusryčius ir lėksim į keltą. Tegu prasideda 16 dienos nuotykiai. Pradedam linksmąją dalį. Susipakuok ir pavalgyk. Nu, pasižiūrim, dabar yra 10, be 15:10. Pasižiūrim, per kiek laiką spėsime čia viską pakuoti. Turėtumėm gal per valandą, gal ne? O, mes laiką turim. Pusryčiai paprasti, bus šitokios dešrelės, gal kitokios kažkokios. Ir va, bamsribės makaronai ant jūros kranto. 11:30, supakuota beveik. Niekaip mes nelaužom tradicijų, oras labai geras, šilta, tai sekmadieniaujam. Tingim. Nu, pradedam 16 darbo dieną. Minam į keltą, gana čia.
nereiks laukti, eik tu sau kaip gerai. Mes patys turime. Ate salos, savaitę laiką salose, ten buvom visur. Viskas, kelionė į žemę, pradedam, atsisveikinam su salom. Šiandien biškai suboj, nes bangos yra supas. Sveika žemė! Grįžom į žemę, viskas. Salom ate. Žemė įvažiuojam dviračių taku. Hello. Kadagių apsupty veda kažkoks vėlo kelias iki Parnų. Ir prie jo rašė 40. Nu, realiai nesąmonė, kad 40. Žemė nelabai nori mūsų. Minam tiesiai prieš vėją. Bet šilta, saulė slepias už debesies, bet tikrai labai karšta. Vėjas tiesiai į nosį. Gerai, kad tas kelias vingiuots ir tarp miškelių tokio. Gausim biškį žvyrkelę, kažkokie remontai buvo uždėti 3 kilometrai. Bet vėja užstoj, tai atsipūs kojytės. Uogos. Kaip tą vėją parodyti, neįmanoma. Kelionė smagi šiandien, kepin belė kaip. Vėjas irgi šilts priešais. Minam kažkokiais miškais, vingiuotais takais ir dar į kalną. Rimynėm kažkokį kaimuką. Gal bus kokių ledų, pardę kokią. Kokia kultūrkė. Ką maišelėje turi? Nežinau. Bandelė. Prie kažkokios mokyklų pietų pertraukėlė. Vėjas tai gerai ką puč, bet kai mini tai nieko gero, dviratis net nesilaiko. Nu bet va, bičas Vytaut su mum visoj kelionį. Bandelė su kažkokiais rabarbarais, nesuvalgius ir tokios. Pasipildėm degalų, bandelių su pienu, Vytautėlę. Minam toliau prieš vėją. Šiandien miegosim namelį prie upės, nes naktį praneš didžiulę audrą, vėją, liūtis, nu smagumynus. Ai, dar norėjau papasakot vis, aš negaliu atsidžiaugti šitais vairuotojais estais. Jie tiesiog pristabda, aplenk, praleidž, įleidž, per dulkes net irgi pristabda, nu žodžiu. Jie kažkokią kitokią mokyklą baigė. Varom prie lėktuvo. Batmano lėktuvas. Čia galima pasirodo jį lipti. Ar tie vairai trumpas. Gerai atrodo iš vidaus. O tai kaip moč dabar nulips? Kam kanapėlių arbatėlės? Čia toks labai gražus. Su šviestuvais ir takeliais ir gėlytėm prie stulpelio. Ant greičio pramovėm tą kaimuką, vėl minam vėlo keliu. Biškė prima vėjas, viens pliusas. Yra skraida, bet nebe toks. Kas tie taškeliai ant mano akinių? Kas? Taigi lašnoja. Nukelias tikrai labai gražus, vingiuots, vingis, kalniuks, pakalnė miškai. Labai keli lašai krent, bet jie atgaivina. Šiaip bėra kaip šilta, 26 rodo. Kaitys kiet. Nuo, 1, kits. 3 čia yra. Biškis to padarom. Kaip 40 km, taip 40. Tomai, kiek kilometrų?
Kišė per Gaidžių kaimus kažkoks. Gėda viens paskui kitą. Keli lašai nukrita, bet nelietušė. O, kaip grybų. Visas miškas pilnas grybų. Ir mažiukų, kazlėkiukų. O, badu nemirsim. Eik, kaip kvep, bet labai sukirmyje. Nebūdings jiem medinis, ne? Senų ąžuolų gatvė, dvars kažkoks buvo, tai čia ir gatvė. O, kiek jie istorijos turi. Čia veik vasara. Tokie va nameliai kaip pašto dėžutės. Tos tavo rac nevykėlis ištrūkas stipins. Vyksta rato remontai. Ištrūkas stipins. Taisom. Biški pataisėm ratą. Važiuojam toliau. Nebedaug lika, 18 km iki vietos. Vėjas visiškai nurima. Saulė dinga. Gera. Norim jau poilsį. Į duš. Rieda ratas. Gerai, lyg ir viskas. Greiviai, bet rieda. Važiavom ir atvažiavom. Šiandien miegosim čia. Atein lietus. Mes labai daug numynėm, šaunuoliai. 108 kilometrus. Mynėm ir atmynėm. Einam pažiūrėti vidų. Parodykim žmonėm, kol da čia švarų gražu neapdergta. Va, trobelė. Kas čia, liūdai pažaist. Skaitliukai, suskaičiuot, kiek dienų buvom čia. Karšta labai. Virtuvė su taurėm, gersim alų su taurėm. Dušas, kur dušo šviesa. Oi, kaip čia gera. Mažas, fainas namelis. Ir keptuvė yra, matai, bet nebuvo parašyta, kad bus virtuvė. O ką aš sakiau, tik spėjom susikelti dviračius ir lietus prasidėję. Einam valgyt, praustis. Turim žuvies, turim alaus, visko mes turim. Bus labai skanu šiandien. Remonto darbai. Lova perstatyta. Da, nevalgiau. Ir va taip įsilyja ir lyja. Buvo nusiprausta. Eisim valgyti, dar niekaip nenueinam valgyti.